Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Sveiki gyvi, čia yra Paulius Valinskas, Panevėžio Lietkabelio žaidėjas. Stebėkite laidą Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi, sausio 14, balta, kur dairais. Čia Kaunas, o čia salonas Balta, dailės salonas. Atėjome čia ir dar truputėlį pasipuošę, nes sausio 11 sukako 32 metai mūsų laidai Krepšinio pasaulyje. Žalgiris visą antrąją sausio savaitę praleido Ispanijoje. Žaidė su Valencija. 84-79 nugalėjo šeimininkus. Šaunus buvo kapitonas Edgaras Ulanovas. Įmetęs 14 taškų, 100% taiklumas, atkovojo 8 kamuolius ir surinko 22 naudingumo balus. Kiekvienas rungtynės yra iššūkis, ypač išvykoje. Atėjęs naujas treneris, turi naujų idėjų, iššūkiai nauji ir panašiai. Didelis noras, energijos yra užtektinai, tai noris laimėti. Tai pirmiausia, iš kur, nežinau, iš patirties, iš noro ir panašiai. Visada būna aukščiau, žemiau, kaip pasakyti, neišvengiam gyvenime, ne tik krepšinį, visur būna paklydimų ir nuopuolių. Kitas dalykas vėlgi, nieko mes neįrodėm su viena pergalė. Parodėm, kad galim laimėti, parodėm, kad galim žaisti gerai momentais, o kaip pasakyti, kitos rungtynės vėl nauja istorija, o kas tenais bus, laikas tik parodys. Labiausiai, ko buvo patenkintas, tai mūsų fiziškumo, ypač pirmoji rungtynių pusė per pirmus 2 kėlinius ir kontroliavimo rungtynių ritmo. Jeigu, sakykime, 3 kėlinyje Valencija pagerino savo žaidimą ir šiek tiek perėmė modelės į savo rankas ir visą ritmą kontroliavo geriau, tai svarbiausia buvo tai, kad mes 4 kėlinį suradom išteklių, jėgų psichologinių ir fizinių ir atsakymį kontaktą ir tada padarėm rungtynės laimimas į abi pusės, nes jau galėjau pasisukti bet kurią pusę rungtynės, bet, kaip sakau, sureagavom tinkamai, nepasidavėm ir būtent fiziškumas buvo geras. Revanšas įvyks Barcelonoje. Suprantam, kad žaisim su gera komanda, šiemet lentelėje stovi aukštai, nepaisant daug kažkokių kalbų aplinkui, kurios sukasi paskui tą komandą, kad treneris ar dar kažkas, ar neišsilaikys ilgai ir panašiai, bet jie visus tildo ir rodo savo žaidimu, kad gerai žaidžia. Stovi aukštai, pavojingas varžovas. Ką padarysi? Toks jau mūsų likimas. Žalgiris vėl pralaimėjo Barcelonai 73-91. Mūsų žiūrovai vilnietė Audra Miksienė parašė: rungtynės supynės. Pirmas kėlinys Barsos siautulys ir atsiplėšimas 13-0. Antrasis kėlinys Žalgirio sugrįžimas iš -15 taškų, kai buvo pavykę netgi persverti rezultatą. Trečias kėlinys apylygis. Žalgirio išlikimas kovoje. Na ir ketvirtas Barsos uždominavimas ir parodymas, kas čia šeimininkas. Labiausiai koją kišo Žalgirio netaiklus metimai, kurie buvo ir paruošti ir logiški, tiesiog trūko tikslumo. Treneris Trincherė per pertrauką sakė, kad turim žaisti protingiau, bet to nepakanka, jeigu tu nepataikai. Pagrindinis dalykas – didžiulė praraja tarp šių komandų meistriškumo. Žalgiriui prireikė beveik visų kėlinių, kad išlygintų rezultatą. Tuo tarpu Barcelonai užteko 3-4 atakų, kad ir vėl pabėgtų į priekį. Grįžti iš Ispanijos, turint kišenėje bent 1 tašką, yra labai gerai. Visada laukiam ir tikim. Žalia balta. Puikiai žaidžia Atėno Panathinaikos komanda. Nepralaimėjusi nė vienerių rungtynių Graikijos čempionate ir dabar skinanti pergalės Eurolygoje. Rungtynėse su turkais Marius Grigonis buvo rekordininkas. Įmetė 24 taškus,
Pataikė 7 iš 9 tritaškius, tai jo rekordas pastaraisiais metais, ir surinko 28 balo naudingumą. Kuo paaiškini šitą puikų dabar savo žaidimą monstrišką šiame sezone? Nevadinčiau taip. Nežinau, gerai visa komanda žaidžia, tai sekas kažkaip įsilieti ir tiek, o paaiškint. Nežinau, dirbi savo darbą, kaip išeina. Toks jau tas sportas, vieną dieną vienaip išeina. Daug turi sukristi vieną vietą, kad vienas žaidėjas turi vienokias savybės, kad jis atsiskleistų, tai reikia gal kažkokių vienokio trenerio, kitokių žaidėjų turi būti apsuptas. Tai taip aš kažkaip, jei ir nepasiseka vienas sezonas blogesnis, tai kažkaip nenuleidė rankų ir toliau. Svarbu, kad būtų disciplina, toliau dirbi ir paskui žiūri rezultatas, koks yra. Reikalauja daug, iš kūno tos 35 minutės atema daug, bet visą geriau žais negu nežais. Tokia dabar situacija, grįž Papa Petru, bus, manau, kažkiek kitaip, bet tokia situacija, treneris naudoja trumpą tą rotaciją. Pasiteisina kol kas. Treneris Atamanas tave gerbė, myli. Nežinau, su treneriu toks ryšys, kad galima sakyti, nėra ryšio, tai nežinau, ką jis galvoja, koks pas jį minčių procesas yra, duoda žaist, bandai išnaudoti progą. Ar taškus pelnyt, ar jauti malonumą ir gindamasis, nes taip užspaudi savo oponentus, kad jie nervinas ir net techninės pražangas gauna? Tai kai būna bloga diena puolime, bandai visada, jeigu žaidi daug, tai kiekvieną dieną neprimesti taškų, tai bandai kažką duoti, kas komandai būtų naudinga. Tai jeigu tą dieną taškai, tai bandai taškus, bandai gal kokį kamuolį pasiimti, gynyboj sustovėti, perduoti instrukcijas žaidėjams. Kažkiek vis tiek tos patirties turi kažką patarti. Tai bandai vis kažkokią naudą atnešti vienaip ar kitaip. Kiek kuris mūsų legionierius pelni taškų, bet visa kita, perimtus kamuolius ar gynyboj? Tam paprasto žmogaus akiai visa ta statistika yra svarbiausia, bet nežinau, šiaip manau, kad vis tiek tie, kas daugiausiai uždirba, tai manau, daug kas į tą statistiką ir žiūri, bet daug krepšinį daug susideda detalių, tai čia, kad paprasti kaip žmonės, paprastas fanas, ką žiūri, tai lai žiūri tą statistiką, tam jinai ir yra, kad yra tie žaidimai, visokie fantasy ir taip toliau, tai jiem tai rūpi, o treneriai mato, kas yra svarbu, ne vien taškai, bet visą taškus primesti, tai yra smagiausia. Aš labai jau senai nebežiūriu tų statistikų, bandai po sezono gal vis tiek būna tuose portaluose įmesta, pasižiūri kaip gavos, bet taip nesureikšmini, ne, pažiūri į galutinę komandos lentelę, jeigu būna blogas sezonas, tai nesvarbu ta statistika, jeigu būna geras sezonas, tai visi geresni tampa, nesvarbu kokia statistika. Gerai ar blogai būti senbuviu jau? Tai lengviau yra, lengviau jau žinai, šiaip kas su gyvenimu susiję, tai lengviau, vis tiek ta pati mokykla vaikams, tie patys namai. Lengviau, aišku, ir gal kažkiek komfortabiliau jautiesi jau žinai, viską žinai, kaip vyksta klubo viduje. Tai tas jo, lengviau, visada antri metai būna tokie lengvesni. Iš galerijos Balta Kaune jums sakome 7 minučių pailsėkite. Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. C-Bet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Esu Kazimieras Starkevičius, Lietuvos Respublikos Seimo narys. Kviečiu visus žiūrėti Krepšinio pasaulyje, pati puikiausia laida apie krepšinį. Krepšinio pasaulyje.
Puikiai žaidžia ir mūsų tautietis Rokas Giedraitis su Cervena Zvezda. Milane nugalėjo, ogi Olimpiją. Rokas įmetė 22 taškus, atkovojo 6 kamuolius ir pasiekė 27 naudingumo balus. Šaunuolis. Pagaliau Belgrade išmušė turbūt mūsų Roko valanda ir Cervena Zvezda. Tavimi patenkinta, kaip ir tu tikriausiai ją. Jo, viskas pakol kas eina geryn, buvo visokių dobelių, bet šiaip viskas eina geryn. Klubas kaip ir patenkintas, dabar čia laimėjom antrą ratą, biškį daugiau varžybų. Einam tą gerą kryptim ir tikėkime, kad suspėsim patekti į tą play-offų traukinį. Po Baskonijos netaip jau čia paprasta buvo. Važiuoju į Serbiją, nežinojau nieko realiai. Tik tai, ką girdėjau, kiek pats buvau su kitom komandom, kaip atvažiuodavau žaisti, tai buvo tokio biškį nerimo, buvo baimės. Bet paskui viskas kaip atvažiavau, ta baimė iškart dingo, nerimas dingo, viskas čia yra gerai, viskas yra tvarkingai. Visur padėta, paduota, pagalbos visą laiką. Sakau, neturiu prie ko prikipti, viskas aukščiausio lygio, tai šeima patenkinta, tai ko daugiau reikia. Viena iš priežasčių ir buvo, kad važiuoju į Serbiją vien, aišku, buvo treneris, bet tas antras buvo, kad pajaus tą atmosferą būnant aikštelėje. Tai taip, aišku, buvo nerimo, bet kai pradedi žaisti, kažkaip pasimiršti, nebematai viso to. Prie Duško žaisdavau ir antroj pozicijoje, atakuojantis būdavau gynėjas, dabar vadinamų antrų nebežaidžiu, žaidžiu trečių, ketvirtų. Tai pasikeitė, ir pačiam treneriui reikėjo laiko, tai tos minutės irgi šokinėjo stipriai. Bet dabar viskas, sakau, gerai, nes jau kaip ir treneris apsidėliojo viską, tai ir mums žaidėjom lengviau. Praėjusiais metais tu nežaidėjai už Lietuvos nacionalinę rinktinę. Kaip dabar bus? Dabar jeigu manęs reikės, aš būsiu pasiruošęs, bent jau šiai dienai. Tai. Bent jau dabar iki šios dienos tai esu pasiruošęs padėti, jeigu reikės manęs, sakau, treneriai sprendžia, mato, jeigu manęs reikės, aš būsiu pasiruošęs visada. Bet į taip vadinamus langus dabar vasario mėnesį? Kodėlgi ne, jeigu čia išleidžia, viskas gerai, be jokių pykčių, kodėlgi ne, taip. Apie Lietuvos nacionalinę vyrų krepšinio rinktinę. Ta proga spaudos konferenciją Vilniuje surengė LKF. Kazys Maksvytis šiuo metu yra laisvas, yra, kaip sakyti, laisvas laikotarpis ir yra galimybė jam treniruoti ir grįžti į rinktinę vyriausio trenerio pareigose. Pasikeitė, jeigu prieš tai pagal sutartį negalėjau vadovauti rinktiniai langams. Buvom priėmę sprendimą, kad Giedrius vadovaus. Situacija pasikeitus turbūt būtų buvę juokinga, jeigu Giedrius, dirbdamas tiek klube, tiek rinktiniai, būtų plėšęsis per 2 vietas, o vyr treneris būtų viską stebėjęs iš šono. Mano pareigos yra rinktinės asistentas, esu pasiruošęs bet kokiom pareigom, jeigu reiks Kazį pavaduoti, jeigu reiks būsiu pirmu asistentu, jeigu reiks būsiu ketvirtu, čia rinktinė, nacionalinė rinktinė yra aukščiau visko ir čia jokių ego negali būti. Giedrius Žibėnas buvo paskirtas vykdomo komiteto langui, 2 rungtynėm, tai yra su Lenkija ir su Estija. tą laisvą laiką skirsiu tiek rinktinės atrankos langui, tiek atrankai olimpinės, skambučiam, susitikimam su žaidėjais, pačiam pasiruošimui. Esame pasiruošę visą laiką padėti, ko vyr treneris be paprašytų. O jeigu rungtynėse bus kokios 2 techninės pražangos, esame visą laiką pasiruošę pavaduoti. Ir šiaulietis treneris Antanas Sireika sujungia praeitį su šiandiena. Kad aš prieš trenerių pasikeitimus ir čia tik tai vadovai laukia, kad yra toksai psichologinis pranašumas, psichologinis. Yra keli pavyzdžiai, kur pasikeičia treneriai ir komanda laimi. Bet tai dažniausiai būna, nesakau, kad visada, bet dažniausiai būna toks trumpalaikis efektas, todėl kad jeigu komanda buvo formuojama vienaip,
ir trūksta paskui eigoj kelių tavo pagrindinių žaidėjų, ką gali padaryti tas treneris, kuris rinko komandą, o to labiau, ką gali padaryti atvažiavęs treneris, kur žaidėjai nepasikeičia, o jau čia pakeis, be treniruočių, be nieko pakeis žaidimo braižą. Nu, nebūna taip, stebuklų, nebūna. Čia reikia kantrybės. Man patiko, pavyzdžiui, pasakymas, galiu pagirti, pasidžiaugti, kad Barcelonai visi čia pradeda kalbėti ir pas mus visi žinovai, Grimau ten kėdė dega, Grimau dar kažkas. Ir lyg tai išgirdę visokius priekaištus tų komentatorių, Navarro paima ir pasako, kad mes pasitikim treneriu ir treneris ten dirbs iki sezono pabaigos, net negalvojam keisti. Va tai tas yra puiku. Yra ir prieš tai buvę, kad pasako, kad pratęsim su treneriu dar kontraktą, kur čia daugumas fanų jau nurašo ir nori pakeitimo. O vadovai pasako, kad mes pratęsim kontraktą dar ten 2 metų. Tada komanda gali irgi pasikeisti, taip kad tie tokie pakeitimai be sudėties pakeitimo, tai nieko neduos, nebent sakau psichologinis. O aš esu už Kazį, man kartais irgi, manau, daugelis žmonių buvo keistas sprendimas, bet gal reikėjo tų tokių naujovių kažkokių, kad įneštų naujų vėjų. Gal, nežinau, sakau. Europos taurės rungtynes Panevėžio Lietkabelis namuose 84-92 pralaimėjo Las Palmo Gran Canaria ekipai. Atvažiavo Europos taurės čempionai, buvo sunkios rungtynės su jais, nes vis tiek tai labai greitai žaidžianti komanda, sakykime, gal kažkiek tas žaidimo stilius jų nebuvo parankus, bet kad ir kokių mes turim problemų šiais metais su traumom, ligom ir panašiai, vis tiek parodėm, kad galim žaisti su bet ko ir laimėti prieš bet ką, kad ir nepasisekė rungtynių gale, bet tai vis tiek neturėtų mūsų komanda nuleisti galvų dėl šito pralaimėjimo, tiesiog žiūrėti kaip pozityvą ir kad tiesiog galim žaisti ir laimėti prieš bet ką, tai žodžiu, gal rezultatas ir nebuvo tenkinantis, bet pozityvų yra. Gaila, išėjom gal ne su tokiu mentalitetu, su kokiu norėtume išeiti rungtynių pradžioje, paskui vis tiek gale komanda atsigavo, bet sakykime, gal ne tai, kad buvo per vėlų, bet sakykime, reikėjo gal nuo pat rungtynių pradžios žaisti su tokiu užsivedimu ir mentalitetu kaip 4. kėlinyje. Jeigu dar tu, Pauliau, būtum šalia Deivido Sirvydžių, tai tikrai būtų nestebuklas sulaimėję. Aš tik tai galiu geriausiai žodžiais apibūdinti Deividą, vis tiek mes daug bendravome, esam su jo kambariokai iššūkose. Daug visokių kalbų apie jį buvo prieš sezoną, koks jis gali būti, koks jisai bus nežaidęs 3 metus Europoje, bet aišku, pradžia nebuvo jam labai lengva, vis tiek žaidimo stilius kitoks, prisitaikyti. Reikėjo laiko, buvo tam tikrų ir lūkesčių jam didelių, bet jis nereagavo jokias kalbas, jis prastesnį sezoną stato tiesiog, dirbo kryptingai savo, kaip sakant, tobulino žaidimą, supratimo žaidimo ir dabar visi matom, koks jis talentingas žaidėjas ir kiek jis daug duoda mūsų komandai. 31 tašką pelnė Deividas ir 5 iš 9 tritaškius. Keleto žaidėjų trūko pagrindinių mūsų gynėjų, tai automatiškai jis turi perimtas minutės, tuos metimus, tai žaidžia su begaliniu pasitikėjimu savim. Ir tokiam metikui kaip Deividui, kai įmeta kelis lengvesnius metimus ar pajunta tą metimo skonį, paskui jį sustabdyti labai sunku, tai kai pataikė kelis sunkesnius ar lengvesnius metimus, užsivedė ir paskui jau krepšys pasidarė jam labai didelis. Liko 4 rungtynės, manau reikia laimėti minimum 3, tai likus 2 iššūkos, 2 namuose rungtynės ir visi realiai su mūsų tiesioginiais oponentais, tai tiesiog nori ir nenori reikia pasimti tas pergalės, jeigu norim patekti į Europos tos, kaip sakant, playoffus ir reikia vis tiek, pagrindinės nereikia gerint žaidimą iššūkose, namuose mes žaidžiam gana neblogai, tai kad sakau, reikia laimėti kažką iššūkose ir tikėtis, sakau, kad viskas bus gerai, pateksim. Manau, kad grįšiu kelių dienų bėgyje. Nes dabar norime papasakoti apie Europos taurės rungtynes. Vilniaus Wolves 91-89 išplėšė pergalę prieš Liublianos Cedevito Olimpiją. Pergalė labai svarbi visiems mums psichologiškai. Toks
atsitiesimas, bet aišku, nuotaikos žymiai geresnis. Ne tiek ta pergalė, kiek mūsų žaidimas, bent 3 ketvirčius tikrai buvo geras. Ir atvirai pasakius, tikėjausi geresnės gynybos ir taip jautėsi, kad jeigu mes šiek tiek apsiginsim kelias atakas ir taip panašiai buvo, kaip pasakiau, atkarpos, kad apsiginė, mes pabėgam 10 taškų ir vėl žemyn. Nebesam tik tai ta komanda, kuri pozicinę žaidžiam, bandom ir greičiau, kamuolio judėjimas ir taip toliau. Stengiamės ir dirbam kiekvienoje treniruotėje. Svarbiausia, kad vyrai jie reagavo. Filosofija labai paprasta. Jeigu tu turi lyderį ir džiaugiuosi, kad tokį turi, kitose rungtynėse gal bus tas, kuris užbaiginės Jeff Taylor arba Trishawn Thurman, bet aš manau, kad visur treneriai nori, kad jų geriausias žaidėjas užbaiginėtų tas atakas kritiniais momentais. Žalgiris turi Evansą, Efes turi Larkiną ir kiti, mes turim Suleimoną. Štantinė su Rytu. Prieš mūšį su Vilkais Vilniaus Rytas Graikijoje žaidė dėja paskutinės FIBA čempionų lygos rungtynes. Jie 80-83 pralaimėjo Peristeri komandai. Gaila, bet ką darysi? Viskas iš galerijos Balta, kuri mus jaukiai priėmė. Baigėme savo programą Krepšinio pasaulyje, kad susitiktume vėl lygiai po savaitės. C-Bet – lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.